Sveiki, mėlyjei, su jumis aš, Sandra. Pakeitėm kanalo pavadinimą, dabar jau bus ne savęs pažinimo kanalas, nes daug kas save pažino jau, žinote, kas esate ir dabar tapote kūrėjais, kuriate savo gyvenimą. Ir tik tu pats esi savo gyvenimo kūrėjas. Tokiu pavadinimu bus visose platformose mūsų kanalo pavadinimas. Tu tik pats esi savo gyvenimo kūrėjas. Niekas kitas tau nesukurs gyvenimo, tik tu pats. Ir šiandien, mėlyjeji, ateinu su tema, kas pasireikš tavame pasaulyje greitu metu. Kas pasireikš? Pasižiūrėsime, ar kažkokie tai talentai gal atsiskleis, gal kažkokie nauji sumanimai, naujas kelias gal tavo bus einamas, gal santykiuose kažkas atsiskleis. Pasižiūrėkime. Ir visiems dėkoju už patiktukus, už komentarus, už paramą kanalui. Ir, mėlyjeji, gal daug kas nežino, ką reiškia sielos keliu ėjimas, tai gal kažkam bus naudinga ši pradžia, ką pasakosiu. Ką reiškia sielos keliu ėjimas, tai reiškia, kad tu savarankiškai turi išsinagrinėti, išsianalizuoti gyvenimą ir suvokti, kodėl taip vyksta. Siela tai tavo guru, siela tai tavasis kaučeris, tai tavasis vedlys, mano mielas prenumeratoriau, kuris veda tave per gyvenimą. Ir jūs patys pamatėte ir jūs pastebėjote, kad žemė užpildyta žmonėmis, kurie be sielų, be sąžinės. Iš išorės atrodome visi mes panašus, turime galvą, kojas, rankas, o vidus yra visai skirtingas. Ir daug žmonių be empatijos, be gerumo, dar daug yra, mėlyjeji. Ir nesvarbu, kokio tu amžiaus, ar ten tu tėtis, ar mama, ar tavo vaikučiai, žemėje amžius yra gradacija, o visatai mes esame sielos. Ir pasakysiu tiesiai šviesiai, nėra nei pragaro, nei rojaus, nėra nei piktumo ir gėrio vietų. Tu esi pats, tas pragaras ar gerumas. Ką tu iš savęs transliuoji, tu esi. Jeigu transliuoji blogį, tu ir esi pragare. Jeigu tu transliuoji gerumą, tu neši saulės šviesą. Ką tu iš savęs transliuoji? Ar gerumą, ar pragarą, ar rojų, kuri žemėje? Va tas tu ir esi. Nėra jokių tokių dalykų. Ir daug visko čia eina iš religijos, iš tų, sakykim, posakių, kur žmonės tiki. Oi, va, juoda katė perbėgo kelią, tuščiais kibirais dar tiki. Ai, va, tą dieną negalima skalbti. O va, tą dieną negalima mėsos valgyti, reikia ten žuvį, silkę valgyti. Žmogui yra sukurti šablonai, kiti net neklausia, o po galais, kam aš visą tai darau. Jūs, mėlyjeji, paklauskit savęs, jūsų atsakymą gausite, visi viduje turite, girdite daugumą, kas esate pas mane kanale, po galais, kam aš šitą visą darau. Paklauskite savęs ir iš vidaus gausite atsakymą. Ir pastebėjau, kad klausia, analizuoja tik tie, kurie eina savęs pažinimo kelią, kurie tikrai pamatė, kad daug kas gyveno tais šablonais, daug iš žmonių sistema paėmė energijos ir sugriaužė daug sveikatos. Savęs nekaltinkite niekas, kad jūs netapote tais poetais, žinomomis balerinomis pasaulyje, muzikantais. Ne dėl to mes čia. Dauguma žmonių yra dar kaip pirmoje klasėje ir jūs tą pastebėjote, dėl to mums labai sudėtinga komunikuoti. Tu turi pats rinkti, su kuo bendrauti ir svarbiausia, ne iš ego. Ir atėjo laikas tiems, kurie jaučia, dirba su energijomis. Atėjo laikai tie geri, kurie analizuojasi savo gyvenimus iki molekulių. Tiems, aišku, geri bus laikai. Dabar toks metas, kai tau internetas pagalba, tu reiškiesi per jį. Bet ateis laikas, kai aš jau išeisiu iš interneto ir čia nebebūsiu, nes turi būti gyvas gyvenimas su gyvais, mėlyjei žmonėmis. Ir per šį tamsųjį koridorių jūs suprasite savas vertybės, jūs daug ką suvoksite. Ir ką aš dar pastebėjau santykiuose per asmeninius kortų skaitimus, mes, mėlyjei, jau gimstame su nusistovėjusiais kodais. Kodėl vienas žmogus išeina dirbti su savimi, o kiti visai nedirba su vidumi? Moterys galvoje turi susikūrusios paveikslą, kaip ir kas, kaip ir koks turi būti vyras, o pas vyrą galvoje yra toks paveikslas susikurtas,
kokia turi būti moteris. Tai nusistovėję kodai, kurie yra visiškai neteisingi. Tai labai yra individualu. Tuos kodus tu turi pradirbti. Jūs tiesiog įsivaizduojat vyrą, kad jis va toks ar anoks, šokantis lambadą. Išmeskite iš galvos visą tai. Kol tu iš galvos neišsikuopsi ten visko, tu neišeisi į laimę. Moteris nori vyro veiklaus, sakykime, su puikia iškalba, o ateina vyrai paviršutiniški. Moteris nori gilaus vyro su giliu, o vyras paviršutiniškas. Ir negalima pagal tą kodą gyventi, kur susikurtas paveikslas. Moterų lūkesčiai neišsipildo, nes gyveni ne iš sielos, o iš kodo, iš USB flešo. Ir jūs dauguma tiesiog neišsipildo. Ir kodėl čia taip yra? Dėl to, kad žmonės gyvena ne iš pilnumo ir ne iš gylio. Ir ne iš pilnumo ir ne iš gylio kuria santykius, o iš naudos. Nauda tai ne tik mielieji pinigai. Vat pas mane klausia, sakau, tu gyveni daugiau iš naudos ar iš teisingumo? Oi ne, aš gyvenu teisingumą. Ne, mielieji, taigi nauda ne tik pinigų norėjimas, bet ir kad kiekviena moteris turi tuoktis, turi gimdyti, turi gaminti valgyti, kryželiu turi siuvinėti, kaip pavyzdį duodu. Irgi nauda. Čia yra nauda, mielieji. Ir visai viskas yra ne taip. Tai yra apgaulingos vizijos visokios, apgaulingas daugumos moterų matymas. Ir 99% žmonių gyvena svetimus gyvenimus, žaidimus, tuo žaidžia ir negyvena iš sielos, mielieji. Dėl to jūs ir nelaimingi esate, dėl to va toks ir jūsų gyvenimas yra. Ir sakau, nebūtinai nauda, kad pinigų norėjimas. Nauda yra, va visos tuokės, kiekviena turi tuoktis, va reikia gimdyti, reiškia vaikus, jei gimdo, reikia gimdyti, reikia valgyti, gaminti, gal kryželius vienėti. Ne, čia, mielieji, tu turi gyventi iš sielos, pajausti. Va dėl to ir ateina tie vyrai tokie paviršutiniški, be gylio. Ir su kodais jau čia yra nuo gimimo, yra tie kodai nusistovėję. Kodėl vienas žmogus išeina pradirbti lengvai vidų, dirba su savimi, o kitam neįdomu, jam visai neįdomu dirbti su savimi. Vat už tai, kad yra ten užpelijas tas kodas, flešas, USB ir kaip tu ištrinsi. Na, o taip, čia, mėlyje, gal kažkam reikėjo šitos pradžios iš tikrųjų, nes pasižiūrėkime, kas pasireiš savame pasaulyje greitu metu. Jūs, kas atėjote manęs pasižiūrėti, kas čia vyksta jūsų gyvenime, pasižiūrėkime vat su šia kortų kalade. Pozityvumo dėsnio taro, kasgi čia vyksta žmogaus gyvenime, į kur jisai keliauja. Jeigu atpažinsite save, iš pradžios tiks visas kortų skaitimas. Dar pasižiūrėsime kortų gale, nes su mumis kalba galinė korta. Žmogus su jausmais. Žmogus gali turėti pažintį, ką tik užsimezgusią pažintį. Va taip. Gali žmogus žiūrėti manęs pažintį turintis ir galvojantis, ką daryti. Gal atsirado nauja simpatija, būnant kartu ar santuokoje, ar kažkur čia, mėlėjai. Žmogus su užsimezgusiais jausmais, žmogus su jausmais. Pasižiūrėkime dar. Žmogus kerpantis galbūt tuos jausmus, kur su mažu pasiūlymu atvykdavo vyras, tai atvažiuodavo, išvažiuodavo. Šitą irgi kerpa žmogus, viskas nukerpa, mato aiškiai, ko nori. Mato žmogus, kad nori vyro iš gylio, nori gilaus, nori meilės ir eina galinga transformacija. Moteris gali šokti, gali akrobatė gera būti, su gyvūnais dirbti, mylėti arklius, prijaučianti gyvūnams. Praeina transformacija, jinai jau viskas, bet dėl to gale praeina dar šitas variantas, kad jinai kerpa tuos tokius santykius, kur atvažiavo, išvažiavo, viskas, jinai mato aiškumą, žmogus čia nebūtinai, gali žiūrėti ir vyras, ir nori iš gylio santykių, vat, ir eina transformacija, einate, mielosios damos, mėly vaikinai, transformacija. Kas čia dar vyksta?
Gal dar operaciją kažkas turite, čia kažkam praeis, chirurginį kažkokį gal įsikišimą. Tai va, žmogus padedantis žmonėms, žmogus filantropas, padedantis seneliams, gyvūnams, padedantis, laikosi balanso, nori santykių, jau neatvažiavo, išvažiavo, o nori santykių teisingų, tvarkingų, kad apsikeistų energija, kiek tu įdedi santykyje energijos, tiek aš. Žmogus padedantis žmonėms gali mane žiūrėti. Taip, va čia nenori jau žmogus tų atvažiavo, išvažiavo tokių santykių, jis nori, kaip sakant, gyvo bendravimo su gyvu žmogumis. Čia nenori pirmoje klasėje sėdinčio žmogaus, su kuriuo sudėtinga komunikuoti. Na, kaip čia yra. O kodėl čia taip vyksta pas žmogų? Dėl to, kad va už tai jis ir pasirinkime. Ar jam eiti toliau, ar čia ant pasirinkimo kažkas. Pasirinkti, ar imti tą šansą, ar daugiau pasiduoti į kūrybą, į save eiti, ar imti tą šansą, ar ne, čia meilėje. Pa žemės ženklo moterį. Žemės ženklo moteris su patirtimi, štai va tokio galite garbaus amžiaus būti moteris, jūs galvojate, ar visgi tą imti variantą, o čia ims moteris tą variantą, jinai norės naujo gyvenimo, kažkas netgi ir naujų santykių norės, atsinaujinimo. O kodėl tas modelis moteriai netinka? Netinka, nes kančias sukūrė. Čia galėjo vyras ateiti su nusistovėjusiu kodu, kuris nenorėjo dirbti su savimi. Jūs tai suprantat, kad čia reikia dirbti. Ir čia vat galvoje susikūręs buvo jūsų vyro paveikslas, kaip turi vyras atrodyti. O pas vyrą galvoje buvo paveikslas, kaip moteris turi būti, kaip turi atrodyti. Tie nusistovėjo kodai jums neteisingai nuvedė, mėlėjai. Tai va, tai čia labai yra individualu, koks turi būti vyras ir kokia turi būti moteris. Čia tiesiog turėjot pradirbti tuos flešus, tuos kodus išsimetyti jo iš savo galvos. Čia kančias praeina dėl to. Tai va, ko dabar moteris nori? Dabar nori būti magas, va kaip mūsų kanale pavadinimas. Tu esi pats savo gyvenimo kūrėjas, tu esi magas. Žmogus jau nenorės atiduoti į vadeliams vedžioti. Čia žmogus paims pats vadelės ir pats reguliuos savo gyvenimą, būsi pats savojo gyvenimo magas. Taip, tau šansai, labiausiai čia bus šansai į materiją. Kažką tai naujo sukursi. Čia įmonės, materija, imsi šansą. Bet po krizės, čia dabar labai didelė krizinė situacija santykiuose yra tuose, kur žmonės gali negyventi kartu kažkurį laiką, gal įvykusi labai didelė krizė dėl tų nusistovėjusių kodų. Čia galėjo moteris norėti, vat karalienė oro, šiandien irgi aiškiai žino, ko jinai nori, galėjo lūkesčiai neįsipildyti, nes ne iš sielos kažkaip tai gal gyveno, iš kažkokio kodo, flešo, dauguma neišsipildė, nes galėjote ne iš gylio kurti santykius, o iš naudos, laukti, kad kažkas pasikeis, nes laukimas irgi yra nauda. Tai vat, jūs, čia užtemta kažkas tai buvo ir nedaromi veiksmai. Čia santykiai užtemti? Taip. Ir šiandien turite per atstumą vyruką, kuris ant jūsų pyksta. Čia gal su tais kodais nusistovėjusiais vyras. Jo, ir šiandien ateina teisingumas. Vieni išgyvena kažkokius skyrybinius dalykus, kiti tvarkosi dokumentus teisminius. Ateina teisingumas. Visi gaus to, ko nusipelno. Taip, reiškiasi pas kažką tai santuoka byra, išėjimas iš santuokos, moteris gali rinktis. Aš sakiau iš pradžių, ten gali būti, kad atėjo pas moterį simpatija nauja ir gali į skyrybas su savo vyrus išsiskirti, o pas kitus norisi ir oficialios sąjungos su tuo vyru, kuris turi visus kodus išsivalyti, visus flešus, išsiimti tą sunkumą. Jo, čia yra ir meilės trikampiai praeis, ir pas moterį 2 vyrai yra, su vienu dar skyrybos čia neįvykusios, o kitą galite naują turėti vyrą. Čia įvairiai praeis, labai stiprus žmogus vidumi, ojoj, labai stiprus. Laukite, vat irgi vyruko su jausmais, jausmingo vyro, turi būti susitikimas. Taip, kad čia yra dar santykiuose pas moteris vyras, kuriam nunešėt karūną, susprogdinot ego, susprogdinot senąjį gyvenimą, griūtis įvyko.
Praeitis atsisveikina žmogus su praeitimi. Tai yra taurių karalius, su kuriam praeitis sukūrė labai daug traumų ir šiandien gydosi. Eina jisai, taurių karalius, į harmoniją su savimi, su moterimi ugninga, labai daug prisigalvojęs turėjo iliuzijų, ir labai stiprus charakteris, tų flešų buvo labai daug, kodų pa žmogų. Na ir šiandien prisikėlimas naujam, po apgavysčių, po kažkokio tai... Gal čia moteris norėjo gilaus vyro, gavo paviršutinišką vyrą, žmogus norėjo su iškalba vyro, tokio puikaus, čia vos ne lambada šokantį, nu ir viskas. Ir čia turi reikalų, yra mielosios damos. Aiškumą matote, ko jūs norite santykių iš gilio ir patiria didžiulę transformaciją. Ką mums pozityvumo kortos, pozityvumo dėsnio sako? Šiandien kas čia dabar vyksta pas žmonės, o taip, kad čia kažkoks tai kaip, sako, kada girdžiu kalbant kitus, aš išsakau savo tiesą, išmintį išreiškiu. Reiškiasi, jūs su visatos dėsniais einate per gyvenimą ir jūs galvojate apie tiesą, sakote tiesą, norite tiesos. O toks žmogus teisingas, aiškus, jisai nori tiesos, jis nenori jokio melo savo gyvenime. Atsikratote ribojančių minčių, tų visų nusistovėjusių kodų. Sako, aš tiesiog atsisakau tų minčių, tvarkausi savo tą visą kompiuterį, tuos visus flešus, kurie mane stabdė ir trukdė eiti į priekį. Čia šaunuolis žmogus dirba su savimi ir jisai be galo išmintingas. Žmogus gilinasi į fizinių galbūt negalavimų priežastis, gal kažkas tai turėjote chirurginį kažkokį įsikišimą. Sako, aš gilinuosi, kad išmokčiau juos gydyti. Kad, čia žmogus gilinasi, tobulinasi jisai toks mane žiūrės. Ir dar trečia korta sako, mano kūnas yra mano energetinės būsenos išraiška, per kurią aš reiškiuosi. Ir galite būti atsitraukęs, galite norėti atsitraukti nuo išorinio pasaulio. Sako, aš jau ne chaoso metu, net chaoso metu, sako, jaučiuosi ramus ir saugus. Reiškiasi, žmogus gyja, žmogaus siela gyja. Ir jisai keliauja, iš didelio savojo ego valosi žmogus. Aš priimu savo gyvenimą tokiu, koks jis yra, sako, ir viskas, ir nieko neteisiu. Labai šaunuolis žmogus, jisai supranta, ką reikia daryti. Nežinau, ar čia per mano kortų kanalą jūs tobulinatės, ar čia jūs daugiau kažką skaitote, gilinatės. Mintimis skleidžia meilę ir labai galinga. O čia žmogus mintimis skleidžia meilę su siela, su jaučiantis save. Tai pas tokį žmogų, pas kurį vyksta transformacija, aiškiai mato gyvenime, ko nori. Moteris šokanti, moteris mylinti gyvūnus, padedanti, kuri tikrai dirba su savimi. Ir mes pasižiūrėkime, kasgi čia, kas pasireikš tavame pasaulyje greitų metų. Kas pasireikš tavame pasaulyje greitų metų. Paimsime, kas pa žmogų pasireikš tavame pasaulyje greitų metų. Pasižiūrėkime, kasgi čia pasireikš tavame pasaulyje greitų metų. Gal kokie hobiai atsivers. Matome, kad signifikacijoje tik žmonėms, kurie ir atėję turi naują žmogų. Giminingą sielą turite kažkas tai skirsitės, tanaisa santuoka, vyks. Santuokoje skyrybos vyks. O kažkas tai laukia oficialių santykių žvyruko, kuris tempia santykius. Matysim, kaip čia kas pasireikš tavame pasaulyje. Ir pasižiūrėkime, kaip tave mato protėviai, kas tavęs lauks džiugaus. Kaip tave mato protėviai visą ir kad tau koks gyvenimas nusimato toliau. Kas pasireikš tavame gyvenime. Reiškiasi, tikrai žmogus buvo papuolęs pas velnią.
velnio spąstuose, meilės trikampius išgyvenęs, gal pas velnę vyrukas toks velniškas buvo, labai sudėtinga situacija yra. Ir išėjimas iš velnio spąstų, išėjimas iš meilės trikampių, gal pas jūs buvo, jūs tamsesnė, buvo pas vyruką blondinė, tiesiog jūs pati jau nenorite lengvų santykių, viskas. Kas pasireikščia išėjimas iš lengvo santykio modelio, viskas, mielosios damos. Taip, girdite savąją sielą, taip yra skauda, bet čia, mielosios damos, jūs greitai išeisite iš tų visų užsikodavimų, iš to flešų USB, mėlyjeji. Tai va, iš kančios, čia kančias praeina moteris. Ateina džiaugsmas, ateina harmonija, ateina laimė ir ateina meilė. Pas kažką tikrai bus nauja meilė, gimininga siela, o pas kažką ateina pas patį harmonija. Šviesa su tamsa apsijungia. Pas karalienės lazdų, pas moteris, brandžias moteris, kurios jau turi didelę patirtį ir nematė šanso toliau eiti su lengvabūdiškais santykiais, su prisirišančiais santykiais, pilna velnio. Tai yra didžiulė našta. Kas pasireikš tavame pasaulyje pas moteris monetų? Galbūt čia su vaikais užsiimsite savo. Pasireikš, mielosios damos, meilė didelė savo atsiras, eisite į savirealizaciją, į kažkokius naujus hobius. Sužydėjimas, moters bus sužydėjimas, karalius kardų pas kažką yra, kuris nori harmonijos, kuris nori balanso, kuris eina į tą harmoniją, kuris nori džiaugsmo. Taip kad čia, mėlyjeji, kas pasireikš, vieni eis į savirealizaciją, dar labiau pasireikš meilė savo. Kiti jau išeis iš visų prisirišimų ir iš velnio spąstų, iš meilės trikampių, apsijungs tamsa ir šviesa, kas pasireikš tavame pasaulyje, stiprybė, tavo vidinė stiprybė atsiskleis. Ir tu išeisi labiausiai, tu išeisi iš silpnumo savo, iš piktų žmonių. Čia, mėlyjeji, sako žmonės, daug žmonių, sakau, yra negirdžiančių sielos, tai jūs išeisite iš tokių žmonių. Jūs jau žiūrite į priekį, jūs jau dairotės į priekį. Vat čia šita labai fantastiška yra korta, mielos damos. Sako, kortoje pavaizduotas jaunas nuotykių ieškotojas, pasirengęs atrasti naujus horizontus. Šalia jo ant trikojos stovi žiūronas. Simbolizuoja žinių ir naujų galimybių paieškas. Tai vat pas jūs pasireikš žinios, naujos galimybės, žvaigždžių stebėtojas, žvelgiantis į visatos platybės. Fone šviečia didžiulė auksinė pilnatis, apšviesdama jo ambicijas ir vizijas. Ši korta simbolizuoja plėtrą, įžvalgumą, pasirengimą dideliems sumanymams, tai įžvalgumo, atradimų ir plėtros korta. Atvira širdimi, su aiškia vizija, tu drąsiai leisiesi į naujus nuotykius ir išnaudosi pasitaikančias galimybės. Čia žmogus eis į naują savo gyvenimą ir štai pergalė. Čia kažkas tai, mielosios damos, eisite užsiimti su vaikais, gal vaikus į hobį vesite, užsiimsite daugiau su vaikais, ne su vyrais, o su vaikais. Eina vaikai, mama su vaikais, fantastiška imperatorė. Užsiims daugiau jinai su savo vaiku, su savo vaikais, kas turite vaikų. Ir tikrai nesileis, mielosios damos, jau būti išnaudojamos, išeis iš sunkumo, iš 10. Čia vat suksis laimės ir likimo ratas, mielosios damos, iš kažkokio sunkumo tu išeisi. Čia yra, sako, pas tave likimo kortoje vaizduojama moteris vilkinti aukštą apykaklę juodai. Čia tiesiog kaip gedulas pas jūs išgėdėti, išeiti iš tų prisirišančių santykių. Tu tiesiog priimsi natūralius gyvenimo ciklus ir tikėsi, kad kiekvienas pokytis yra galimybė augti ir viskas. Čia žmogus labai pozityvus. Dar pasižiūrėkime, kas pasireikš. Taip, tu pabaigsi transformaciją, tu išeisi į naujas galimybės, iš baimių. Gali būti, kad moteris supras, kad vyras, net tokios moters reikėjo vyrui po transformacijos. Vyrui reikėjo labiau tokios lengvabūdiškos moters, o čia moteris nešanti šviesą.
keturakė mielosios damos taurių. Sako, mergaitė po ąžuolu, jis sako, ąžuolas tiesia nuostabės gėles. Taip kad jūs vyrui kaip ta nuostabi gėlė, o jis aklas. Bet mergaitė, sako, negeba matyti. Tai kaip ir jūsų čia tas vyrukas, jisai aklas, jisai po velnių, jis negeba matyti, kokia jūs dovana. Atsipalaiduok, Korta sako, paimk atostogų, nes tu nuo viso kelio šito pavargai. Korta sako, kartais dovanos, kurias gauname, nesusišaukia su mumis. Ne visada atitinka jūsų norus. Žmogus liūdi. Ir gyvenime, kai gauname dovanas, kurias mums dovanoja mylimi draugai, artimieji, mes netų kartais dovanų norime. Ir tai laikas, kai reikia palaukti, kai reikia rasti naują motyvaciją, eiti į priekį ir per šį tamsųjį koridorių suprasite savo vertybės, daug ką suprasite, kokia jūs vertinga, išeisite iš kažkokių savo baimių ir persitransformuosite. Tai va, tai čia žmogus reiškiasi pasireikš tavo vertybė, tu suprasi, kokia tu vertinga esi, nes nematė galbūt vyrukas tavyje, kaip dovana tu jam buvai, o jisai kaip aklas, jam net tokios dovanos reikia, o tai kokios dovanos vyrukui reikia. Jis dar nėra imperatorius susiformavęs. Jo. Eina transformacijos pas jį. Jis po transformacijos, šitas vyrukas, praregės tik tais. Jis tik tada praregės. Galbūt šiandien susikoncentravęs imperatorius, auga vyrukas iki imperatoriaus susikoncentravęs ant devinakės monetų, ant pinigų, materijos, ant naudos. Čia reiškiasi pas kažką vyrukas gyvenęs daugiau iš naudos, o ne iš tikrumo. Tikslas, Korta sako, bus pasiektas vis tiek su vyru pas kažką. Jo, vis tiek imsite šansą, čia kažkas į meilę, šansą imsite ar su ta nauja meilė, ar dar norėsis atstatyti tą seną meilę, kur yra krizės. Taip, kad čia naujas portalas atsidaro. Jo, čia eisite padėti žmonėms. Jeigu naujuose santykiuose tik tai norėsite apsikeitimo energijos, kiek tu man, tiek aš tau, labai tvarkingų santykių norėsite, pas kažką bus naujas kelias, o pas kažką čia, mielosios damos, po transformacijos atsinaujinimas bus poroj. Pas tas vyrukas, kur nemato šanso, gali būti, kad pamatys, o po kiek laiko pamatys, tai po pusės metų jisai eis transformaciją. Taip kad šitas pažas taurių, kuris tai išvažiavo, jis po pusmečio praeis kažkokį kelią, kurį jūs jau seniai praėjote ir atsivinios raikštį nuo akių. Nes jis toks kaip aklas, norės tada judėti pas jūs, nes šiandien kančias išgyvena, pergyvena. Tai va, to jūsų besąlyginė meilė, mylite tą žmogų, nesvarbu, kiek jis čia, ar jisai jūs mato kaip dovaną, ar nemato, jūs vis tiek jį mylite ir jaučiate jausmus. Taip, kad čia bus šansas, reiškiasi, pasireikšti tavame pasaulyje, pusės metų eigoje persitransformuoti šitas vyrukas, kur šiandien aklas jisai nemato jūsų, kokia jūs vertinga ar dovana, o ar tikrai jisai pabus, jo, jisai pralauž savo ego, nes pamatys, kad tik jūs saulė ir nešate džiaugsmą, tik jūs jam. Tai vat. Taip, čia atsivers širdis meiliai pilnai, tai vat kas pasireikš, šiandien pas tą vyruką, kuris yra per atstumą pykstant jūsų, tikrai atsivers akis, atsivers jo gyvenimas, pasidalins prieš ir po. Tai vat, vyrukas jau toks, koks buvo, nebus, praeis transformacijas, laukia imperatorius. Kad susiformuotų iki imperatoriaus, reikia praeiti galingam transformaciją, kad pamatytų jisai, kokia jūs moteris. Dar pasižiūrėkime, kas pasireikš tavame pasaulyje greitų metu. Išeisi čia iš kažkokio nemylimo darbo, tu pajudėsi link savo kažkokių tai mylimų darbų, link savo hobio. Tu labiausiai išeisi iš velniško darbo, iš velnio užtemptų santykių, iš velniškų užtemptų santykių. Ir eisi į priekį. Čia pabudusi moteris mane žiūri, jinai praeis transformacijas ir eina savo, kaip čia nelengvas kelias. Reiškiasi, tu išeisi į savo gyvenimo pergalę. Ar tu kvalifikacijoje būsi pakelta, bet čia daugiau moteris nenorės eiti tuose darbuose, kur ir mažos pajamos ir velniškai, jinai norės judėti į priekį į savo kažkokius darbus. Taip, nes ateina į jūsų gyvenimą teisingumas.
visi gaus to, ko nusipelno, jūs ilgai laukite, pamatysite, kad čia laukti nereikia, čia reikia būti pačiam savo gyvenimo kūrėjui, nes nieko nesulauksi, nei iš vieno vyro, kad tau įmonę sukurtų, atneštų pinigų, tu tik pati sukursi įmonės, nes pas tave griūtis vyksta, greunasi senas gyvenimas, pas karalius taurių griūva visiškai senas gyvenimas, kovos su savimi išgyventos griūva ir hitrumai griūva, apgaulės, taurių karaliai sąmoningėja čia pas kažką, keičiasi sąmonė, iš kažkokio labai pavydaus, destruktyvaus, pilno pykčio, vyrukas koks čia darosi, pas jį dabar yra finansinis pastrigimas, labai žmogus infantilus, labai žmogus jautrus, labai žmogus baimių daug turi, bet jisai pramuš šitas baimės. Čia galite net sulaukti iš to vyruko, kur visiškai net nesitikit pasipiršimo, kad jūs jo dama. Netgi iki tokio lygio pasireikš tavame, taip. Va dabar kas išėjote, kas tiesiog neturite santykių ir jūs prarado vyrukas, gali net čia po kiek laiko ir pasipiršti po pusės metų. Taip, mielosios damos, bet čia greičiau netgi gali, nelauks kažkuriuos tai. Vyrukai eina transformacijas, vyrukai supranta, kokias moteris gali prarasti, vat kaip, taip kad pasireikš jūsų kūryba, jūs eisite į kūrybą po visų kančių ir pergyvenimų, išeisite iš dviprasmiško gyvenimo su karaliumi monetų, išeisite iš širdžių suskaudinimo ir kažkokios avarinės situacijos, prisikelsite kaip tas Feniksas iš pelenų, moteris imperatorė, persitransformuos per šitą, vat, pasireikš tavame pasaulyje transformacija, tu pereisi transformaciją, tu turėsi labai daug moteriškos energijos, kažkas tai iš vis pasirinks save, pasireikš tai, kad žmogus eis į išmintį ir sakys, Dieve, kiek buvo iliuzijų, kiek buvo netikrumo, aš rinksiuosi save, gal su karalium oro buvote kažkas, tai ėjote kelionės, tai vat, mielosios damos, rinksitės projektus, rinksitės kažkas save, rinksitės savo hobius, talentus ir paleisite visišką praeitį. Tai vat, mielosios damos, čia labai plačiai tiks ir labai platus gavosi kortų skaitimas, čia daugam tiks, pas vienus skyrybos ateina, o pas kitus tas vyrukas, kuris eina transformacijas, gali atsimerkti, pamatyti, kokia jūs moteris. O protėviai ką mato? Mato, kad jūs saugoma angelų. Taip, moteris kaip angelas, saugoma angelų, myli motina žemę, jūs saugo protėviai. Jūs galite gauti ir ženklus, dar kas čia vyksta. Žmogus turės šansą į meilę, protėviai duos į meilę šansą jums, nes jūs sakote tiesą, jūs matote tiesą, jūs norite tiesos ir jūs visas tiesa, tik tai jums sudėlioja visą tą tokius gudrius su šituo vyruku, kur nematė šanso jumyse, jisai siūlė tik lengvus santykius, visą tą jūs patikrins dar, ar jūs mylite save, ar jūs pareisite pas šitą vyruką, kuris siūlys jums lengvus santykius, atvažiavo, išvažiavo, ar jau viskas, ar jūs lauksite oficialaus pasipiršimo ir tiesiog jeigu vyrukas nedarys kažkokio stipraus žingsnio, tiesiog jūs atsisveikinsite ir paliksite visą situaciją. Taip. Ir tada, kada jūs pasirinksite save, kada jūs nesirinksite lengvabūdiškų santykių avantiūrų, pas jūs ateina gausa apdovanojimas. O jeigu moteris leisis į avantiūrą, kas čia bus? Kas bus? Jinai bus pastoviai rūke, kažkokiam gyvenimo chaose, nematys prašviesėjimo, pastoviai bus va tokiam, ir pergyvens ir protėviai. Negalės pakilti, bus tokio kaip vištidėj savo. Tai va, o čia dar žmonės, mielieji, žinokit, pasireikšite taip, kad tu rinksiesi savo pašaukimą, tu išeisi į savo pašaukimą, protėviai tave saugo ir čia, mielosios damos, labai daug laiko pas kažką praėjo, čia prarasta laiko. Ir dabar žmogus pasižiūrėjo šitą kortų skaitimą, kad tik tai būčiau anksčiau šitą žinojęs. Gal vyrukai žiūrės mano kortų skaitimą, sakys, Dieve, kiek aš praradau laiko. Praradau. Bet šiandien vyksta sielos susigrąžinimas. Jūs susigrąžinsite savąją sielą prarastą. Tai vat, mielosios damos. Ir vat už tai čia ir yra šitas suvokimas, kad tu
tu išsianalizuotum pats savo gyvenimą, suvoktum savo gyvenimą, kad tu girdėtum, susigrąžintum savoje prarastą sielą, kad tu ją išgirstum. Ir sako korta, susigrąžinimas vyks sielos, atgavimas. Susigrąžinsite prarastą dalį savęs, energiją, entuziazmą. Dabar valymasis vyks nuo nuoskaudų, iš vaikystės žaizdų, gijimas. Susigrąžinsite savąjį aš, kuris kalbasi su gamta, su kūrėju ir būsite visaverčiai. Jūs išsigydysite skausmo priežastį. Dabar išgydę save, neišduosite savo sielos kelio. Tu būsi su savimi pilnumoj ir tu dėsi toksiškiems santykiams tašką, tu nebūsi niekada auka, tu suksi laimės ir likimo ratą į laisvę, į saulę, į išsilaisvinimą. O jeigu moteris bus ir toliau sugrįž į avantiūrinius santykius, tiesiog leisis apgaudinėjama, tiesiog bus aklai, kas tokios moters laukia? Nieko gero. Laukimas, pauzės ir po velnio spastais, po velnio buvimu, prisirišantys santykiai, vargas, neišėjimas niekaip į pergalę, buvimas pagiežoje, neviltyje, konfliktai ir per pinigus gali kirsti. Labiausiai kirs per pinigus ir dar šiaip čia dar galite kažką prarasti. Tai va, karalius monetų, karalius oro gal pas moteris yra. O moteris tai rinksi save, eisi 9 monetų, nenorės nieko prarasti. Va, kokia jūs fantastiška. Jo, čia taip yra, mielosios damos. Tie santykiai lengvabūdiški, atneša praradimus ir velnio įtaką. Toks buvo kortų skaitimas šiame kanale, mėlyjei. Kas pasireikš tavame pasaulyje greitų metų? Matėt, kiek čia visko daug. Sudie.